E, aš kažkada turėjau tokį kažkokį depresuovo momentą ir kažkaip supratau, ten kokia važiavau iš Vilniaus ir ne todėl, kad Vilniui man buvo depresija, bet kažkas iš vidaus buvo, kažkas ne taip, su meilė Vilniui ir pagarba, bet kažkas buvo tiesiog iš vidaus ne taip ir jaučiau ir niekaip neapibrėžiau, kas tas ne taip, ne, kažkoks buvo. Ir supratau, kad palauk, kažkas paminėjo ten mamą ar kažkas panašaus ir supratau, kad palauk, kažkaip, gal iš tikrųjų aš pasiilgau savo mamos. Ir mano mama tokia garsi gydytoja buvo, kai jinai dar buvo gyva, tarp kitko jo šiandien gimtadienis, tai visai įdomu, bet kai jinai buvo gyva, jinai buvo tokia garsi gydytoja ir jinai visai tokia rimta tikinti moteriškė buvo. Aš jos taip nepažinojau, ta prasme, man jinai buvo tiesiog mama, kuris sudegindavo pupelės, kai virdavo jas, nes būdavo užsiemus visada ir išskridus kažkur į kitą pasaulį, bet buvo vienas straipsnis parašytas jos tenai žodžiu ir jinai sakė, jos maždaug citatą, kad jeigu gyvenime nesijaučia džiaugsmo, kažkas ne taip. Kažkas ne taip. Tai bandysim gaudyti, kur tas džiaugsmas, nedžiaugsmas, ane? Ir kažkaip bandyti tos įrankius įsivardinti, kurie gali padėti vesti to džiaugsmo link. Nes iš tikrųjų, žmogus neturi būti visada pakylėtas ir panašiai, bet ramybę jausti tikrai yra verta ir tikrai mes esam tam pašaukti. Ta prasme, būti ramybėje net ir sunkumuose, ir džiaugsmuose, ir sunkumuose, bet tuo pačiu ta ramybė mus veda į dar gilesnį kažkokį džiaugsmą. Tai ieškosim tų dalykų, tų momentų. Tai va, tai tas kompasas, kuris ir yra tas toksai, pagal ką maždaug vadovaujasi katalikas, ir aš irgi bandžiau įvardinti, kas buvo vaisingiausi dalykai šitoj mano kelioniai, nuo to tokio dalykiško kataliko iki tokio, kur iš tikrųjų aš aukoju daug dėl šitos idėjos savo gyvenime ir jaučiu milžinišką pilnatvę. Tai šitie raktiniai tokie dalykai buvo keli. Tai yra malda, po to buvo bendruomenė, dvasinis palydėjimas ir taip pat būdai atskirti, kaip šitus dalykus, ar tai veikia ar ne, yra dvasios vaisiai, apie kuriuos kalbėsiu, ir dekalogas, tai yra 10 Dievo įsakymų. Deka, 10 logos žodžių, 10 žodžių, kurie buvo nuleisti tokie kaip pagalba mums, ne? Tai va, ir čia ateina šitas negrybauka, ne? Tipo, žmonės, kai grybauja, jie būna pasimetę, tipo, kažkas anxious, kažkoks toks neaišku, ką aš čia darau, toks nepilnavertiškas gyvenimas. Ir čia kunigo Petro prikolas, ta prasme, ten tas negrybaukeris tapo tokiu insaidu, kur dabar ant megztinio yra. Tai iš tikrųjų, ar tu augi, ar grybauji, ta prasme, nes kartais užsiemam tokiais side questais, kurie yra visiškai nesminiai mano gyvenimui ir kartais dėl to aš esu pasimetęs, ane? Dabar irgi jaučiu įtampą savo gyvenime, nes tiesiog neprisėdu daryti tų darbų, kuriuos žinau, kad turiu daryti. Ane? Ir kaip žinoti, ką turiu daryti, tai tam yra šitas kompasas, ane? Tai kad negrybautum, o augtum, ane? Čia kaip kunigas Petras sako, ar tu kaunietis, ar kaimietis, visokie ten tokie ir panašiai. Tai va, važiuojam. Tai tokias sekcijukės taip pat maždaug paskirsiu, gal bus aiškiau. Malda, ane? Tai čia yra toks pamatų pamatas, iš to kyla tai, ką mes statom visam šitam kompasui ir iš to kyla visas pajautimas. Skambės biški kosmosiškai, tai stengsiuosi kažkaip ir taip bendrais principais pristatyti šitą principą. Tai yra iš esmės santykis su kūrėju. Ir tas kūrėjas žino, kam aš esu sukurtas. Kas buvo praeitoj katechezijai, atsimenat, galbūt aš pasakojau apie tokį tą divine intimacy arba dievišką artumą, kuris mums pasako, koks tas kelias mano turėtų būti. Nes jeigu yra kūrėjas, jisai žino, koks aš turėčiau būti. Tie, kas nevaibina su Dievo idėja ir malda, mąstykit tai apie tai, kad aš atsigręžiu į tuos esminius principus, kurie yra mano gyvenimo pamatas. Tai reiškia, ar aš savo veiksmais, darbais ir žodžiais ir panašiai atsirimiu į tai, kas man brangu yra šeima, man brangu yra tenais, ta prasme, kažkokia kompetencija mano gyvenime, ta prasme, ar artimi žmonės ir panašiai, ar aš kaip tik grybauju, užsiemu niekais ir panašiai, tai ta tokia pasaulietiška malda būtų sakyti, aš dabar atsigręžiu į tai, kas man iš tikrųjų brangu, dvasinė malda yra irgi labai panašus principas. Aš dabar atsiremiu į dievišką principą, šituo maldos ženklu, šitais maldos žodžiais, aš prašau, kad mano gyvenime būtų daugiau šito gėrio principo, o ne to, kur aš grybauju, jaučiu nepilnavertiškumą ir panašiai. Aišku, maždaug. Jo, gerai, čikiai. Ir iš tikrųjų kažkaip nemažai žmonių girdėsite, jeigu ateisit giliau šitą kelią, kad sako, blemba, pasimeldžiau ir kažkaip buvo geriau.
nežinau, ar esate girdėję tokį sakinį iš tų žmonių, kurie kartais pasimeldžia. Aš kartais paminu šitą posakį irgi tenais maždaug, o čia kasdienės mišios, čia belenka, čia vaibas, žiauriai kietai ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai yra tokia super galia. Aš turiu jums vieną pavyzdį. Nežinau, ar jūs vaibinsit su juo, nes jis yra iš anime. Šitą tokio vieno, žodžiu, papasakosiu trumpą siužetuką. Yra ten tokie žmogeliai, kurie kovoja prieš demonus, ane? Ir jie tenais kaip kovoja, tai jie yra super samurajai ir jie sako, aš dabar kvepuosiu specialiu būdu, ten tarkim yra ten vandens kvepavimas, ugnies kvepavimas, dovanokit tikrai už šitą pavyzdį, aš prieisiu prie pointo, tikrai, dovanokit. Yra vandens kvepavimas, ten ugnies kvepavimas ir sako, aš dabar kvepuoju vandens kvepavimu, ten pirma forma ir nugaliu tą ten blogiuką, ne? Žiauriai vaibas. Ir tada, kai jie pakvepuoja ten to vandens kvepavimo, sako, tu šiaip kaip pavargau, seniai, per daug prikvepavau, ta prasme. Čia buvo belenka, ane? Buvo belenka. Ir labai panašiai būna, kaip pavyzdžiui, nežinau, kas buvo alfa savaitgalį, pakelkit ranką, esat buvę kažkas tokiam dalykai kaip alfa savaitgalis, ane? Liepa, tokia. 20. Jo, alfa savaitgalis, pavyzdžiui, ten būna maldos vakaras ir žmonėms tikrai šarbanai važiuoja, ta prasme, žmonėms ten ašaros liejas, ten santykiai susitaiso, ten viskas normaliai vyksta ir tada po to vakarą jie būna, blemba, prikvepavau, čia belenka buvo. Ir iš tikrųjų, tai yra tokį limitą, atrodo, maldos turim. Turim tokį limitą ir tada tas veikėjas pagrindinis, kai jisai ten prikvepavo, nugalėjo daug blogiukų, sako, ne, man neužtenka, aš noriu būti dar kietesnis, dar didesnius blogiukus nugalėti. Jisai nuėjo pas pačius kiečiausius ir sako, išmokyk mane dar kiečiau kvepuoti ir dar kiečiau būti. Ir jisai sako, gerai, o ar tu visada kvepuoji? Ar tu visada kvepuoji? Klausimas, ane? Tai palauk, čia special move mano yra, ta prasme, aš kaip persižignoju, tada ir būna tas special, ane, tas toksai special move. Sako, ne, ar tu visada kvepuoji? Ir tada buvo visą arką, kaip tas pagrindinis veikėjas, treniravosi visada kvepuoti, jis ten žoskai pavargęs buvo, tenais visada pastovi, bet jam galiausiai išėjo visada būti tam kvepavimo režime. Lygiai taip pat yra su malda, ane? Aš galbūt tikiu, kad malda mano gyvenime padeda, bet ne visada tą darau, ane? Ir šventajame rašte rašo, be palievos melskitės. Nesako, kai tik persižegnosit, ar kai bus sunku, ar kai bus džiaugsmas, be palievos, 24/7. Į tai mes esam pakviesti nuolatinį santykį, ane? Nuolatinį santykį. Ir kur yra kieta dalis, ane? Šiaip man žiauriai patinka tokia ištrauka ten buvo toks intervas iš vienuolių ortodoksų. Ir tokia moteriškė patenkinta ima tą interviu iš to vienuolio, sako, tai girdėjau, jūs ten pastovi meldžiatės, sako, girdėjau, pastovi meldžiatės. Jisai toks, jo, mes pastovi meldžiamės. Sako, kaip tai atrodo? Sako, yra tokia malda, Jėzau Kristau, gyvo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Sako, o, geras, įdomu, sako, ir kada jūs meldžiatės, sako, visada broliai meldžiasi, kai dirba, kai valgo, kai kažką tais būna kažkur tais ir panašiai, visada meldžiasi. Ir jinai tokia, tai įdomu, bet tai dabar tai jūs nesimeldžiat, sako, kas sako, kad aš nesimeldžiu dabar. Ir iš tikrųjų, tas vienuolis to intervo metu irgi suka tą patį, ne, tokį, kad pastovim santykė ir tai yra super galia, ane? Ir įsivaizduokit, ane, man būna irgi, kad, sakau, ten tarkim, sunku man atsikelt buvo čia kelias dienas ir aš toksai, gerai, kimarinu, tai loju, bliam, ir gerai, pasimeldžiu. Ir kažkaip išėjau iš lovos, ne? Išlipau kažkaip, ačiū Dievui, kažkaip pavyko, ne? Bet įsivaizduokit, jeigu niekad nebūčiau nustojęs melstis, visada būtų mano galimybė, ta tokia super galia visada būtų su manim ir aš galėčiau, ta prasme, lipti iš lovos kiek tik noriu, techniškai, ne? Aišku, čia, suprantat, vaikiškas toks pavyzdys ganėtinai, bet, iš tikrųjų, jeigu man, tarkim, ištinka krizė, ten, nežinau, kažkas, vakar įbraukiau bembą, ne? Įbraukiau tokį bembą, ištiko krizė ir man toksai, seniai, ką daryt? Gerai, palauk, kodėl aš neturiu ramybės? Viskas, reikia pasimelsti, ane? Pasimeldžiau, gerai, kvėpuojam, viskas gerai, prašau, ane? Reikia parašyti raštelį. Negaliu išvažiuoti taip tiesiog, ane? Žodžiu, bandžiau parašyti raštelį, neturėjau tušinuko, tai parašiau su vazelinu ir bulvių prieskoniais ant lapelio. Neklauskit, žodžiu, net atvirutę tokią sulipnį juostelę užklijavau tenais, kad nesušlaptų.
Bet po to atvarė tas savininkas ir viskas buvo gerai. Sako, sen, neperkime, sako, aš jam tą atvirutę, kaip vaikai padaryta. Neturėjau tušnuko, tai turėjau tik vazeliną ir bulvių prieskonius. Tai vazelinas ir tą bulvių prieskonį užbarščiau, ten nubraukiau ir savo numerį parašiau. Ir taip pat, ne? Bet esmė, kad man reikėjo nusiraminti. Ir malda man buvo toksai, ei, tėve, nesvarbu, ar tai sunkumas, ar džiaugsmas, aš pasitikiu, vesk mane per šitą, ne? Bet jeigu aš niekad nebūčiau nustojęs melstis, ne? Dėl mano silpnumo man pastoviai reikia prisiminti, kad aš turiu būti maldos būsenai. Bet jeigu aš niekad nebūčiau nustojęs, aš žinočiau, kad gerai, nubraukiau. Kas dabar? Ai, man reikia atitaisyti skriaudą. Gerai, aš ramus. Ne? Nesvarbu, kiek tai šaibų kainuos. Šaibos nėra mano ramybė. Mano ramybė yra tai, kad aš turiu santykį su Dievu. Tai va tokia ta malda ir jinai įžemina. Ir čia yra kontekstas tos eilutės, dar daugiau dalykų sako, ne? Visuomet džiaukitės. Be paliovos melskite. Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Ir negesinkite dvasios. Čia daug neaiškinsiu, kas pagaunat, tas pagaunat, plius minus tokia visai įdomi eilutė apmastyti. Iš pirmo laiško Tesalonikiečiams. Pirmo laiško Tesalonikiečiams, 5 skyrius, 16-19 eilutės. Visai vaibas. Ne? Pastovioj maldoj būti. Čia yra sunku, suprantu, po kol kas užteks tik persižegnoti ir pasakyti Dieve, padėk man šitą paskaitą išgyventi. Užteks po kol kas. Gerai, bendruomenė. Bendruomenė labai padeda negrybauti. Man tai asmeninis buvo atsivertimo ženklas, aš jau kelis metus buvau tas visai ir tikintis, ir visai toksai stengiausi ir melstis, ir buvau kaip ir viskas fainai, bet jaučiau tokią tuštumą, kažkaip tokią krypties neturėjimą. Ir kai prieš maždaug 2 metus visas šitas dalykas būrėsi, aš pirmą kartą pajaučiau, kad palauk, aš turiu kažkur tais būti, kažkokią misiją turėti. Ir kai aš įsipareigau ne tik savo, ne tik prieš save, bet ir prieš kitus, labai daug paaiškėjo dalykų. Tai atsiskleidžia tam tikras pastovumas ir tame pastovume tave gali žmonės pastebėti. Ir jie tave gali pastebėti iš gerosios pusės ir iš prastos pusės. Ne? Ir tarkim, jeigu pastebi iš prastos pusės, tave greičiausiai pataiso. Aš nežinau, kiek man kartų yra sakę, Mykolai, tu šudinai komunikuoji, Mykolai, tu tenais, ta prasme, visai ne taip išsireiškia, kaip idealu būtų, ta prasme, ir panašiai. Ir tai mane augino. Tai buvo žiauriai nemalonu. Bet tai mane augino, tai mane įžemino. Ane? Ir tai galiausiai padarė mane tikrai labiau vyru, kuriuo aš noriu būti. Tai buvo tikrai nemalonu, bet kadangi aš buvau pastovus, mane žmonės pataisė. Tai yra nereali dovana. Ir todėl aš sakau, kad prieš 2 metus prasidėjo tikras mano krikščionių gyvenimas. Aišku, jis prasidėjo tada, kai aš maldą pradėjau pastoviai turėti savo gyvenime. Bet dar labiau jis patobulėjo, kai atradau bendruomenę. Ir įsipareigojau pastoviai, kuri gali mane pataisyti ir gali mane vesti į mano talentų atskleidimą. Tarkim, sako, ne, ei, ar jums kažkada davė, pavyzdžiui, kruasanus per agapę dalinti? Bendruomeniai tave žmogus pastebi ir duoda tau paskirtį ir kryptį. Tai kruasanas yra toks, pradžia misijos. O kažkada galbūt sakys, ei, tu žiauriai gerai moki melstis, gal tu galėtum pasimelsti už kitus. Ei, tu žiauriai gerai su vaikais būni, gal tu gali varyti savanorystę ir panašiai. Ei, tu kietai tenais klausimus galvoji, gal tu gali pakoordinuoti klausimus ir panašiai. Ei, aš matau, kad tu gerai kabliuoji, ta prasme, Bibliją ir panašiai, gal tu norėtum suburti savo grupelę ir pradėti kažkokias studijas. Bendruomenė duoda misiją. Tave pataiso ir tavo talentus iškelia ir pamato. Todėl bendruomenė yra figienas dalykas. Tai va. Ir jeigu tu grybauji misijoje, irgi tave pataisys. Kai kurie žmonės jau net laiko šito pataisymo, mes kaip ir sakėm tenais, ei, davai broliškai pataisykim tenais vieni kitus. Ir dabar kai kurie žmonės gauna vien tik tais broliškus pataisymus. Ta prasme, to palaikymo vis mažėja kažkaip. Tai reikia tą balansą kažkaip bandyti išlaikyti. Nežinau, taip labai švelniai, taip tokį, bet to pačiu ir kita vertus reikia nepalikti brolio klaidoje kažkaip. Aišku, drąsu teikti, kad aš esu tiesoje, bet, žinai, kartais matosi iš šono, ko aš pats nematau. Man irgi ten, pavyzdžiui, kažkada draugaus tokia mergina ir po to baigėsi mūsų santykis ir ateinu pas draugą ir jis sako, ai tai jo, tai žinau, kad jūs greičiausiai netemsit, ta prasme, jau mačiau iš to, kaip kalbi. Aš sakau, seni, ko tu man nesakei, ta prasme, ant čia bijojau, gal tavo jausmus ten įžeisiu, toks apsisprendęs, laimingas buvai kažkaip, tai žinai, ten toks, tai kažkaip, ai nenorėjau su nepatoginta, ne? Tai draugai yra tokia maža bendruomenė, ne, tokia biški. Tai va, pagaunat bendruomenės principą, jo? Šiek tiek, gerai. Ir dvasinis paldėjimas, trečias principas, kuris pastato ant žemės, ne? Aš kažkada
arba nebūtinai. Kartais būna ir tie dvasios palydėtojai, irgi kosmonautai. Man kažkada vienas mano dvasios tėvas, aš tenai susiradau tokį, kam naujas šitas principas, pakelkit ranką, kas pirmus kartus girdit maždaug dvasios palydėjimą. Ok, nice. Dvasios palydėtojas yra tas, kuris pastoviai su tavim būna, dažniausiai tai būna kažkoks pašvęsto gyvenimo žmogus, nes jie jau turėjo ilgą tokią patirtį to dvasinio palydėjimo, kol patys mokėsi ir todėl jie gali palydėti kitus. Ir aš ateinu tenais, pavyzdžiui, su kažkokiam problemu, su savo džiaugsmais. Ane? Jisai mato visą mano kelionę ir mato, kad aš, pavyzdžiui, buvau depresūchoje tenais kažkokiais tais ir tada įvyko kažkoks įvykis, man regis, tada buvo, kai aš nuvariau į Ameriką tenais ir belenką užsidegiau, kai pirmą kartą prieš 2 metus nuvariau. Aš toksai buvau, sen čia viską darysim, belenką, aфиgenai, ta prasme, čia bus. Mano dvasios tėvas sako, stop. Ką tu darysi, kai po 10 metų atsikelsi, visi bus išsiskirstę ir tu niekam nerūpėsi. Ar tu vis dar būsi užsidegęs? Pasidaryk savo pamatą, ant kurio to būtų saugu stovėti ir tada eik tarnauti. Ne, toksai kažkas panašaus. Aišku, po to yra toksai, ribinis momentas, kai tu pereini į tą tokį, kad iš tikrųjų man netiek daug reikia to saugumo, kad aš galėčiau eiti ir tarnauti ir daryti tos gerus darbus kažkokius. Bet tuo metu aš dar nebuvau tam pasiruošęs. Ir jeigu manęs nebūtų nusodinęs mano dvasios tėvas tuo momentu, aš tikrai turbūt būčiau pridaręs visai kvailų sprendimų. Pastato ant žemės. Arba lygiai taip pat sako, seni, tu jau tiek laiko šitus dalykus vartoji, nei tas paskaitas, tos dalykus, ta prasme, čia ateini į maldos grupelės dar kažką, kada tu įsipareigosi? Koks tavo ateinantis tikslas? Koks sekantis žingsnis, ane? Irgi būna. Tai yra žmogus, kuris mato plačiau tavo kelionę ir mato, jeigu tu grybauji. Tave gali biškį pakoreguoti. Jis tau nesakys, ką daryti greičiausiai, arba ji nesakys, ką daryti, bet gali tave pakoreguoti, nes tai reikalauja irgi įdirbio, ane? Kartais ir iš pirmų susitikimų gali kažką pasakyti, bet tai yra kaip psichologas, tik tais nemokamai ir neignoruojant dvasinių dalykų, ne? Tai maždaug yra dvasinis palydėjimas. Actually. Jo, dvasinį palydėjimą gali visi, kas turi tam kompetenciją. Kaip gaut kompetenciją, jūs klausėt? Praeit kursus. Praeit kursus yra dvasinio palydėjimo kursai. Tiesiog, kad dvasinio gyvenimo žmonės jau turi 7 metus patirties to dalyko, 7 metų kursus, tai jie dažniausiai todėl yra kompetitingi tam. Nors ne visi tikrai yra kompetitingi palydėti žmonės. Tai va. Ir čia yra 3 dalykai, kurie taip visai rimtai nustato kryptį, kurie galite palydėti per visą šitą, pirmas žodis atėjęs buvo šūdų malūnas, bet per visą šitą gyvenimo sūkurius tos tokius, ane, kai būna džiaugsmas, sunkumas, tai ką man dabar daryti, ane? Ta prasme, šitie 3 dalykai gali pastatyti ant žemės ir vis tiek tau duoti kryptį. Ane? Grupelėse bus klausimas, malda, bendruomenė, dvasinis palydėjimas. Kaip tai atrodo tavo gyvenime ir kur norėtum patobulėti, ne, šitose vietose. Tai va, bus maždaug toks klausimukas. Ir jeigu tinkamai vyksta šitie 3 dalykai, beveik visada lydės dvasios vaisiai. Jeigu būsi iš dvasios, maldoje, bendruomeniai, kuri tave nukreips, ir dvasiniam palydėjime, ane, kurių pamatas vis tiek yra malda. Tu iš maldos suprasi, kurią bendruomenę tau pasirinkti ir iš maldos suprasi, koks dvasinis palydėtojas tau tinka arba nelabai. Ane? Bet jeigu viskas tvarkoj, bus dvasios vaisiai, jūs jau juos nekartą girdėjot ir jie yra ant šitų megztinių gale. Ane? Jie yra, tai vat, meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, didžiadvasiškumas, gerumas, maloningumas, romumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistumas. Gaila, skaistės čia nėra, bet jeigu matot šitų dalykų vis daugiau savo gyvenime, kažką daro tinkamai. Gyvenat su dvasia. Dvasios vaisiai. Jūs esat medis, kuris augina šitus vaisius, maladėts. Geros trąšos, geros praktikos, šaunuoliai. Jeigu atvirkščiai arba mažai šitų dalykų, kažkas ne taip. Žiūrėkim, melskimės daugiau, ką aš galiu pakeisti, kur aš galiu labiau gyventi pagal džiaugsmą, pagal maldos tos principus ir panašiai. Tai va, kažkas tokio. Dabar. Main attraction. Aš jums nepasakau, čia apie kodėl tos storos katės visur yra, ne? Niekas net neklausė turbūt. Visai paprasta, ne? Jo, paprasta, jo.
Tai čia visur buvo storos katės, čia labai daug reikės skrolinti, bet čia aš nuplagijau šitą mokymą iš paauglių mokymo, tik tais pridėjau dar biškį tokių advanced principų, kurie jiems nelabai būtų įdomus. Tai, žodžiu, aš kadangi nemažai tų skaidrių esu daręs, tai aš dažniausiai padarau kokį nors, ten kokį gyvūnėlį įdedu tenais, pavyzdžiui, ten bebrai arba šiuo atveju storos katės tenais. Tipo. Tai į Google tiesiog įvedu storos katės ir plagijuoju nuotraukas. Man atrodo, čia pažeidžiu 7 Dievo įsakymą. Čia Jacinta, ačiū Dievui. Jinai galvoja, kad aš ar peržiūrėjau skaidrės per pas. Aš todėl taip nereaguoju, bet Jacinta padarė šitą kažkokį sėdėtą. Ir man dabar reikia kalbėti normaliai su šitą nuotrauką. Eik, tu sam. Karoči. Gerai. Va, bendruomenė, ne? Bendruomenė. Labai miela, malonu. Tai va. Aš galvoju, jūs čia iš mano prikolo juokitės kokio gero ir supratau, gerai. Tai va, gerai, 10 Dievo įsakymų. Šitas principas man žiauriai įdomus ir žiauriai fainas, nes kai aš tik pradėjau tą savo tikėjimą, Emilija nefotkink, blemba. Blemba. Aš nebepasakosiu, viskas. Gerai. Žodžiu, kai aš pradėjau savo tikėjimo kelionę, man jinai buvo tokia labiausiai per intelektą. Toksai maždaug, kaip čia atrodo, ta psichologinė toks dėmuo, atrodo, jeigu Dievas sukūrė sielą, tai jis ir žino, kaip veikia siela, ir aš jeigu pažinsiu, kaip veikia siela, psichologija ir panašiai, tai aš žinosiu, kaip veikia Dievas ir viską sukontroliuosiu. Žiauriai fainai. Ne? Ir supratau, kad tikrai 10 Dievo įsakymų yra pats efektyviausias būdas, kaip žmogui nugyventi savo gyvenimą. Ir kai aš daugiau elgiuosi pagal juos, mano gyvenimas gerėja, jeigu nesielgiu pagal juos, mano gyvenimas šudinėja. Labai paprasta, labai aišku ir labai kontroliuojama. Jokios mistikos nereikia, nieko nereikia, bet aišku, aš dajau ir iki mistikos, ir iki kitų dalykų, tai jau dabar čia kita istorija, bet kai aš tik pradėjau savo tikėjimo kelionę, 10 Dievo įsakymų buvo mano vaibas, visiškas džemas, ir aš iš to rašiau savo bakalaurą apie dekalogo sampratą ir panašiai. Tai šiek tiek labiau esu pasidomėjęs šitoj temai ir jinai man labai patinka iš tikrųjų. Tai va, žodžiu. Tai 10 Dievo įsakymų yra tiesiog, kaip mes žinom tą visą istoriją, jeigu žiūrėt kažkada tą Mozės filmuką, tenais kaip jį perskiria jūrą, ten gauna įsakymus ir panašiai, ten kaip vaikystėje gal tikrai matėt, tai žodžiu, tikrai kažkas esat flashbackus dabar darželio ar mokyklos gaudot, nežinau, tai kažkas esat matę, ne, Mozė apreiškė, Mozė yra tas vienas pranašų ir buvo tam, kad sutaikinti tą Dievo tautą su Dievu, atkurti tą santykį, kuris buvo prarastas, ne? Nes gyveno žiauriais laikais. Žmonės sako, kad dabar žiauriais laikais gyvenam, bet tais laikais. Ne, bet žodžiu. Tai dvi akmens plokštės arba vadinamas dekalogu, sakau 10 deka, logos žodis, 10 žodžių ir dar kitaip vadinamas apreikštas įstatymas. Kodėl apreikštas? Nes apreiškimas kaip žodis reiškia kažką, aš tau parodau, kas buvo paslėpta. Tai Dievas toksai, ne? Mes kaip ir aiškinamės, staiga Dievas atidengia tą užuolaidą ir sako, va, žiūrėk, kaip tau gyvenimą. Apreiškia, viskas. Taip, pagaunat, ne? Ir įstatymą apreiškia, kad jeigu gyvenam taip, tada viskas fainai ir maldės. Tai principas yra universalumo, man šitas žiauriai patinka, nes principas tas, kad žmonės ieško to gero gyvenimo, kaip nugyventi gerą gyvenimą ir jie daro tam tikras išvadas, ne? Ir sveria, kas geriau, ne tik dabar, bet ir ateičiai, ir jie prieina tam tikras išvadas, kurios po to susistemizavo į 10 Dievo įsakymų. Tik tais, jiems nereikėjo praeiti pro visą tą ciklą, ne? Pavyzdžiui, kad, nužudžiau žmogų, po to pastebėjau, kad liūdna be žmogaus, tai gal nebežudysiu, ne? Taip, pagauna tą principą, ne? Arba, norėjau, kad man būtų geriau, pamelavau, kad tenais pagavau ne 2 triušius, o iš tikrųjų 3. Pamelavau, pamatė draugas, kad pamelavau ir dabar jis manim nepasitikė ir nekviečia manęs į svečius, man liūdna dabar, ne? Ir supratau, kad melavimas negerai, ne? Arba tenais primelavau, dabar man reikia sekti visus melus ir pastoviai gyvenu kažkokiam tais iliuziniam pasaulyje ir draugai mane mėgsta ne už tai, kas iš tikrųjų esu, o už tai, ką aš pastačiau savo nuotrauką jų galvose, ne? Nereikėjo eiti pro visą šitą procesą ir išsiaiškinti šitų dalykų, tiesiog Dievas sako, imk, turėk. Ta prasme, tokį shortcutą, biškį meškos paslaugą davė, bet ant šitos meškos paslaugos, tokio shortcuto pastatyta visa vakarų visuomenė. Ne? Mums patinka visuomenė, kur žmonės nevagia, mums patinka visuomenė, kur žmonės ištikimi vienas kitam, mums patinka visuomenė, kur gerbė tėvus, mums patinka visuomenė, kur nežudom vienas kito, ne? Tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Ne? Tai va, tai yra ganėtinai universalu, čia nuotrauka, taip.
Žodžiu. Dabar galvoju, kaip juos suprasti. Nes jie biškai reikalauja tokio paaiškinimo, tokio, jie yra tokie ganėtinai aiškus dabar taip kaip parašyti, bet biškai yra giliau ir daug principų apdengia vienas arba keli. Tai žodžiu, tikslas, kad suprasti, ar užtenka tik tais juos paisyti ir viskas, ta prasme, nedaryti kažko. Ar užtenka to, kad aš nežudau, pavyzdžiui. Aš nieko nenužudžiau, ko jūs prie manęs kimbat, ta prasme, kas yra, ne? Ar užtenka to? Tai labas, Milda, 100 metų, gražus megztinis. Tai va, ar žudau? Geras klausimas, ne? Geras klausimas. Tai kaip ir užtenka nedaryti to, bet kaip ir nelabai. Ne? Žodžiu, principas tas, kad būti tikrų krikščionim yra žiauriai sunku. Būti tikrų krikščionim yra žiauriai sunku, nes jeigu tu būsi tas netikras krikščionis, kuris pateisina savo silpnumą ir sako, kad tai yra moralė, pavyzdžiui, kad aš netrenkiu atgal žmogui, kuris man trenkia, nes aš iš tikrųjų negaliu trenkti jam atgal, bet aš sakau, oi, koks aš gailestingas, koks aš moralus, koks aš fainas. Nyčė mus įspėjo apie šitą pavojų ir sako, jeigu tu pridengi savo silpnumą kaip moralę, tu nesi moralus žmogus, tu nesi geras žmogus, tu esi bejėgis žmogus. Gebantis žmogus ir tikrai moralus ir gailestingas žmogus turėtų galėti sumaitoti to žmogaus veidą negrįžtamai ir rinktis to nedaryti. Lygiai taip pat psichologinis smurtas, ne? Jeigu tave ten pavadino tavo mama, ten storą, nežinau, kažką panašaus, tu turi galėti tą žmogų suvartyti, kad jis nebenorėtų, ta prasme, nieko šitam gyvenime ir rinktis to nedaryti, kad tu tikrai būtum gailestingas. Tai čia tu neužtenka, kad tik nedarai blogio, tu ir turi daryti gerą, jeigu nori būti tikras krikščionis. Pagaunat principą? Jo, labai gerai. Tai va, nes krikščionybė mus kviečia į tą tokį aktyvę meilę, ne tik tais, kad, aš nieko nedarau blogo, atsikniskit. Viskas čia gerai, ne? Bet kviečia aktyviai mylėti. Tai va. Ir čia ateina raktinis principas, kompasas, ane? Dažniausiai tam tikras traumas susijusias su šitais 10 Dievo įsakymais, Dievas paverčia mūsų arkliukų gyvenime, ane? Pavyzdžiui, ane, aš neturiu normalaus santykio su savo tėvais, 4 įsakymas mano yra arkliukas, aš jų nekenčiau ilgą laiką, ta prasme, pikau ant savo mamos, kad jinai mirė, pikau ant savo tėčio, kad jisai neaugino manęs ir buvo žiauriai lievai. Ir dabar, kai pradedu priimti tą dalyką atgal į savo gyvenimą, aš stengiuosi tą pradėti gerbti ir mylėti. Ir dabar, pavyzdžiui, aš stengiuosi palaikyti santykį su savo tėčiu, kad ir koks jis mažas, su savo močiutė, seneliu ir panašiai, kažkaip jis gerbti tas šaknis, kurias aš turiu. Ir tai bus nebūtinai per tėvų prizmę, galbūt tai yra tai, kad aš prisijungiau prie kariuomenės ginti savo šalį ir šaknis, galbūt tai bus per tai, kad aš, pavyzdžiui, savo mokiniams sakau, kad tas pyktis, kurį tėvams nebus amžinai, bet tas džiaugsmas, kurį gali turėti su jais, bus amžinai. Davai pabandyk susitaikyti, turėk ramybę savo šitam gyvenime, ne? Ar aš gerbiu savo tėvus, savo šaknis ir panašiai. 4 įsakymas yra mano arkliukas. Ne? Tai papasakosiu biškį apie tos arkliukus. Galim panagrinėti. Dabar kviesiu jumis kažkaip gal susirašyti, taip nuo 1 iki 10 ar kažką panašaus, tokį padarysim testuką. Tai pagal tos 10 įsakymų padarysim tokį testuką, kviesiu susirašyti. Nuo 1 iki 10, kažkur tais ar į telefonus, ar knygutės. Tai galite pasirašyti nuo 1 iki 10, nebūtinai turi rašyti kitos įsakymus ir panašiai. Tai va. Duosiu truputį laiko, kokią pusę minutės užsirašyti nuo 1 iki 10. Ir sveikatą. Gerai. Ar dar kažko laukti? Visio? Gerai? Dar keli momentai užsirašyti iki galo. Gerai, važiuojam. Parodysiu labai komplikuotą grafą, bet paaiškinsiu, neišsigąskit. Žodžiu, principas yra toks, ne? Bus įsakymas ir tarkim, jeigu jis yra neigiamoj pusėje pas mane, įvertinsim nuo 1 iki 10. Jeigu vienetas, vadinasi, ane, aš stringu ir vargstu, gyvenimas toksai sunkus, nepilnavertiškas toksai ir panašiai. Dėl to, kad aš
nedadarau arba kaip tik darau į neigiamą pusę. Viduriukas bus toksai, stabilumas, neutralumas toksai, ne? O į gerą pusę tas įsakymas bus, jeigu mano gyvenimas smagesnis, prasmingesnis, pilnavertiškesnis, nes darau kažkokį tais dalyką, ne? Tai duosiu trumpą pavyzdį, kokį nors paprastą, ne? Pavyzdžiui, nevok, ne? Čia būtų 7. Aš pastoviai vagiu iš parduotuvės po vieną saldainį praeidamas, ne? Ir jaučiu kažkokią neramybę, nes tai pastoviai darau, ne? Ir tada stabilumas visai nieko būtų, jeigu, aš tiesiog praeinu ir nevagiu ten tų saldainių, ne? O tikslas, gyvenimas smagesnis, prasmingesnis, tai kad aš nuperku tų saldainių ir aš dalinu vaikams, kurie galbūt negalėtų turėti tų saldainių. Pagaunat? Neužtenka tik nedaryti, dar turiu ir kažką daryti to link. Ne? Tai va, gerai, važiuojam po vieną. Pradedam nuo 3 kosminių. Nors nežinau, gal pradedam nuo paprastesnių. 3 yra, čia suskirsta 3 apie Dievą ir 7 apie žmogų. Bet kažkaip bandysim po truputį, gal aš tos paprastesnius pirmiausia, bet žodžiu, principas yra toks, kad turėkit omenyje, ne? Chaosas, stabilumas, pilnatvė. Ne? Kur aš esu tam įsakymė? Važiuojam. Tai pradėkim nuo 4, ne? 4 įsakymas yra gerbk savo tėvą ir motiną. Tai aš jums jau daviau tokį pavyzdį, ne? Kad jeigu turiu konfliktų su savo tėvais, jeigu pastoju kažkaip aš jų visiškai negerbiu, gerbti tai nereiškia susitikti su viskuo, ką jie turi pasakyti ir panašiai. Bet aš turiu gerbti ribas, mandagiai, ta prasme būti, ar aš gerbiu savo šaknis, tai ką man davė tėvai, tai ką man davė tėvynė ir panašiai. Toksai, ar aš esu pagarbus tam, kas mane padarė. Ne? Jeigu aš atmetu tam, kas mane padarė, dažniausiai jausiu įtampą. Čia nėra kosmosiškas principas. Ne? Neutralumas būtų, kad, tie santykiai nei šilta, nei šalta. Koks ten skirtumas, ne? Jie nei blogi, nei geri. Koks ten skirtumas. O jeigu aktyviai gyvenu pagal šitą įsakymą, tai būtų kažkoks dėkingumas, ne? Kažkoks dialogas, kažkokie brandūs santykiai, kurie mane iš tikrųjų praturtina, nes aš pripažįstu savo pradžią, savo šaknis ir man tas teikia stiprybės ir ramybės. Ne? Net jeigu mano tenais tėvai dabar yra kažkaip mama mirus, tėtis ten mažai santykio, aš galiu su jais stengtis pažinti juos ir žiūrėti, kokios savybės yra geros iš jų. Aš dabar perėmiau gerų savybių iš savo tėvų ir tikrai džiaugiuosi, kad tą darau ir palaikau šitą įsakymą į gerąją pusę. Nes mane tai sustiprino, kad aš iš tėvo gau tokio stiprumo ir atsparumo, o iš mamos jautrumo ir švelnumo. Ir tai mane praturtina. Tai nuo 1 iki 10, kur aš esu šitam įsakymė. 4, gerbk savo tėvą ir motiną. 5, nežudyk. Yra 2 žodžiai. Nežudyk yra vienas nudobti fiziškai ir kitas yra žudyti psichologiškai. Tai čia yra 2 skirtys tokios. Tai jeigu dažniausiai mes nenudobėm žmonių, nežinau, gal kažkas ir esat nudobę, bet būtų liūdna ganėtinai, bet dažniausiai mes, pavyzdžiui, apkalbos. Pavyzdžiui, kažkoks psichologinis smurtas, tenais, ta prasme, aš pykstu ant žmonių pastoviai, ne? Tikrai, manau, esat matę tokių žmonių, kurie gyvi fiziškai, bet jau psichologiškai nelabai. Ar aš esu prisidėjęs prie kažko tokio, kad žmogus eitų negerumo link, bet aš kažkaip galbūt pykstu, keikiu, ta prasme, pagaunat apie ką aš, žudau psichologiškai. Čia yra, jeigu aš gyvenu tam režime. Jeigu visai nieko, tai aš, ką žinau, niekam nekenkiu, su nieko nekonfliktuoju, nieko nesipykstu ir panašiai, gyvenu normalų gyvenimą. O jeigu mano gyvenimas pilnatvė, pilnatvė yra, kai aš kuriu gyvybę, kai aš palaikau kitus žmonės, ar aš padrasinu, ar aš stengiuosi, kad kitam žmogui būtų mieliau, smagiau ir geriau gyventi. Ne? Kur aš esu šitoj visoj schemai? Jeigu yra ir to, jo, maždaug, ta prasme, kiek išvestum tą vidurkį. Tikslas, kad būtų kuo daugiau, ne? Jeigu ten keiki savo mamą, o po to depini savo draugą ir ten sakai, koks tu maladėts ir panašiai, tai jo, kažkaip gal, nežinau, arba gali įsivardinti abu šitus momentus. Geras klausimas, ačiū. Gerai, 6, ne? 6 yra nepaleistuvok, čia yra platus toksai, bet čia dažniausiai to lytiškų tokių ir seksualumų siejama, tai yra, jeigu toks paprasčiausias šitą dalyką apsakantis principas yra, ar aš išnaudoju santykius savo malonumui, savo naudai ir panašiai. Ne? Tai pavyzdžiui, čia ateina ir pornografija, čia ateina
tų vat, santykių išnaudojimas, tiek lytinis ir vat, daugiausiai lytinis, ane? Tai reiškia, ar kitas žmogus ir jo kūnas yra tik mano naudai, ane? Ar aš esu ištikimas vat, tam santykiui, kurį jau turiu, ane? Jeigu, ane, turiu vat merginą, bet pastoju žiūriu į kitas merginas, nu tai, nu nežinau, ar čia labai ištikimas elgesys, ane? Jeigu vidurkis, tai yra, aš laikausi šitų ribų, ta prasme, nu galbūt nežiūriu ten į kitas merginas, bet ir mano mergina tokia, be kažkokios gilesnės ten tokios meilės prasmės. Aš žinau, kad tai negerai, ta prasme, žiūrėti kitas merginas, bet ne todėl, kad aš labai mylėčiau ten savo merginą ar kažkas panašaus, ne? Ir tas gilus yra, kur mano gyvenimas geresnis, yra aš pilnai žinau, kad mano santykis yra pilnavertiškas ir dėl to žmogaus, ir dėl to, kad aš myliu tą žmogų, aš užstatau šitas ribas. Ane? Dėl to, kad aš myliu tą žmogų ir noriu, kad tas seksualinis, kuris reikalauja įsipareigojimo, kadangi lytiškumas yra labai jautri tema ir sritis žmogui, tas reikalauja ribų. Ane? Tai jeigu aš po tuo turiu tą tokį gilesnį meilės kontekstą, aš jau einu link to geresnio tokio varianto. Pagaunat? Tai va, dovanokit. Kitas tada, ane? Nevok. Irgi. Čia ateina daug dalykų, tiesiog ar aš gerbiu kito turtą. Ane? Tai reiškia, ar aš nepasisavinu kito turto, bet čia visoks turtas. Ta prasme, ne tik fiziškas, kad aš ten paugiau parduotuvėje saldainį arba iš draugo tenais tušinuką negražinau ir panašiai, bet čia įeina ir piratavimas, plagijavimas. Šiaip labai įdomu, ar šitos nuotraukos legalios man naudoti. Lemba. Gal man reikėtų sumastyti biškį, bet iš tikrųjų, ne? Ir supraskit, kad vogimas griauna santykį. Jeigu aš suprasiu, kad pat iš manęs pavogė ir aš galėsiu pasitikėti to žmogum, greičiausiai nelabai, ne? Tai klausimas, ane, kiek aš, pavyzdžiui, plagijuoju, pasisavinu kito turtą, negerbiu kito turto ir panašiai. Neutralus yra, kad, nevagiu, bet ir nesidalinu, kažkaip niekas čia neįdomu, aš jums sakiau šitą pavyzdį, o tas geras būtų, kad aš ne tik suprantu, kad tai yra mano turtas ir kito turtas, bet aš dar net ir duodu savo turtą, aš dalinuos, kad kiti turėtų daugiau kažko, ane? Tai toksai, kiek aš esu dosnus. Dosnumas yra didelė vertybė, dorybė. Ane? Tai irgi kuria santykį ir darnesnę visuomenę. Jeigu yra dosnių žmonių, ane? Tai kuria darnesnę visuomenę. Kiek aš esu šitoj pusėje. Gerai, toliau. Nekalbėk netiesos. Šitas mano mėgstamiausias, nes irgi buvo arkliukas mano iki 12 klasės, kur aš pasižadėjau nemeluoti savo, ne? Visiškai, nesvarbu, ar tai būtų tiesos pagražinimas ar kas. Kartais prasprūsta, ypač kai mašinas pardavinėjau ar dar kažką tais. Bet irgi principas yra koks, ane? Tai melas kelia tokį nerimą ir susiskaldimą, ane? Jeigu aš prisimeluoju, paslėpiu tą tiesą, jau sakiau, ane, yra tokia psichologinė įtampa, kad galbūt mane draugai mėgsta už tai, kas aš nesu, arba, pavyzdžiui, aš primelavau ir dabar turiu sekti viską, ką melavau ir dabar jaučiu milžinišką įtampą ir negaliu mėgautis tuo, kame esu, arba, ta prasme, kažką tais nuslėpiau tiesą ir, žodžiu, dėl to jaučiu įtampą ir nerimą. Pagaunat, ane? Tai čia būtų ta neigiama pusė. Jeigu visai nieko, tai čia nėra, kad aš čia, ta prasme, pavyzdžiui, manęs mama klausė, ar pašėrei šunį. Aš toks, aš nemeluoju, tipo toksai, jo, aš šėriau prieš 2 savaitės. Toksai. Bet ir ar atviras, ta prasme, esu. Ar aš pripažįstu savo klaidas, pavyzdžiui. Ar aš pasakoju tai, kas turi būti išpasakota ir nenuslėpiu detalių, kurias reikia pasakyti, kad būtų teisinga, ne? Tas teisingumas. Kur esu šitam, Tai veda į tą tokią gilius santykius, ane? Kur tikrai galiu pasitikėti šitų žmogum, nes jisai ne tik, kad nenuslėpia kažko tais, bet dar ir iškelia kažką tais, ane? Todėl, šiaip žiauriai kietai, galite pabandyti sukurti nemelavimo sąjungos su savo draugais. Aš esu taip kelis kartus bandęs. Ta prasme, tiesiog, bazarą seni, nemeluojam vienas kitam. Kad ir kas bus, nemeluojam. Pabandykit. Taip pat toks reikalauja to, kad žmogus nemeluotų, kad tau nemeluoja, bet visai smagu. Galite pabandyti. Tai va, negei svetimo vyro ir svetimos moters. Tai čia yra toksai pavydo momentas, yra gal labiau tik tais apie santykius orientuotas. Kad, pavyzdžiui, nežinau, ar esat... Kai kurie sako, tenais, tarkim, čia
visi čia turi va, tas merginas arba ten žmonas, ten dar kažką, o aš tai čia toks. Ir kiek smagu būti prie tokio žmogaus? Nu, greičiausiai sunkiai. Tai jeigu aš pastebiu, kad aš tenais... Nu, tiesiog tai padaro, kad mano gyvenimas tampa mažiau pilnatviškas. Jeigu aš sakau, visi čia turi, aš nepasitikiu tuo, kad bus vieta ir laikas, ne? Ir tai jaučiasi ir kitiems žmonėms, ir visiems aplinkui ir panašiai. Tai realiai, jeigu aš, arba lygiai taip pat, nežinau, ar esat pas kažką atėję ir sakėte, tenais, tarkim, senis, susiradau paną. Jūs toksai, ne, matau, tai gerai, aš tai čia nieko nesusirasiu, tenais paną. Arba atvirkščiai, ne, sakai ten, tarkim, senis, susiradau paną. Sakai, jums tai seni, kas, pasakyk, kur, kaip, aš taip tam džiaugiuosi, lyg atrodo, džiaugiasi, lyg tai jis susiradęs paną būtų, ne? Ir čia yra ta riba, ne? Ar aš jaučiu tą nerimą, dėl to nes pavydžiu visiems iš eilės, ar aš jaučiu džiaugsmą dėl kitų, kad jiems pasisekė ir jiems gerai yra, ne? Ar aš džiaugiuosi dėl kitų santykių, ar aš džiaugiuosi, kad jiems gerai, ar aš džiaugiuosi, kad jiems fainai, ar tik tais laikau save auka ir kažkaip bandau save nurašyti per tai, ne? Tai va, o tas neutralus, tai suprantat kažkaip tais, tiesiog, kontroliuoju mintis kažkaip savo, čia nei gerai, nei blogai, koks šis skirtumas. Turėkit jūs tos santykius, turėkit viską čia, šaunuolį, tipo kažką tokio. Bet aš nei džiaugiuosi, nei ten liūdžiu labai, ne? Tai va. Ir negiai svetimo turto čia labai panašiai, ne? Toksai kažkoks tik tai šitas dalykas galbūt yra tai, kad aš, pavyzdžiui, pastoviai lyginuosi su kitais. Oi, čia kiti turi daugiau ten šaibų, oi, čia kiti turi geresnę chatą, mašiną, jų ten mašiną nesurūdijus ir ten panašiai. Arba tenais, nežinau, kažką turiu, ko aš neturiu. Ne, lygiai taip pat tenais. Pavyzdžiui, dabar neseniai kalbėjau su tokiais draugais ir jie sako, nusipirkom namą, tai pažiūrį fainai, bet pasidalinom vienam draugui, kad nusipirkom namą ir sako, supratom, kad net nelabai galim kalbėti apie šitus dalykus, nes jisai tiesiog pradeda belenkai pavydėti, sako, o jums čia gerai, kad jūs šitą namą turit, aš tai čia nieko apšė neturiu, čia man tai belenką gaidys ir panašiai. Net nefainai, sako, su tokiu žmogum bendrauti, ta prasme. Toksai, ne, pagaunat, apie ką čia yra kalba. Ir irgi lygiai tas pats principas, kaip su santykiais, kaip su žmonėm ir panašiai, tiesiog su turtu. Ar aš džiaugiuosi, kad kitas žmogus, kad kaimyno namas geresnis? Ar aš džiaugiuosi? Ne? Ar aš džiaugiuosi, kad mano draugas turi geresnę mašiną? Ar aš džiaugiuosi, kad kitas daugiau už mane uždirba? Ne? Šaunuolis. Maladėt. Kaip fainai turėti tokį draugą, kuris už tave džiaugiasi. Pagauna, tai veda į santykių gilumą. Tai va, jo. Ne, čia absoliučiai visą turtą liečia. Čia visą turtą liečia. Ta prasme, ar aš džiaugiuosi, kad tenais tas Žemaitaitis... Ne, juokauju. Teisingumas yra, bet žodžiu, tai principas yra toks, kad 10 Dievo įsakymų nėra, kad kažkoks nedaryk taip, bet pabandyk taip daryti ir būsi laisvas mylėti ir turėsi pilnavertiškus santykius. Čia yra 10 Dievo įsakymų. Ir dabar galite pabandyti atpažinti, kurioj vietoj yra, pavyzdžiui, aš buvau labiausiai sužeistas. Pirmi 3. Teisingai, ačiū. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, greitai pabaigsiu šitą. Čia yra ganėtinai sunkus užčiuopti, bet iš tikrųjų tai yra, kam aš dedu prioritetą, kur mano aukščiausia vertybė. Čia yra klausimas, ne? Ar aš savo gyvenimo pasirinkimus kreipiu pagal karjerą, pagal pinigus, pagal išvaizdą savo, pagal savo sprendimus ir pasirinkimus, ne? Aš čia belenka kietas, maladėts ir fainas, ne? Bet tada pastebiu, kad palauk, mano strategija netaip gerai ir veikia, ne? Ir tada jaučiu įtampą kažkokią, pažįstu žmonių, kurie, ta prasme, horoskopą turi būtinai pasižiūrėti, ne? Jiems horoskopo nuomonė yra aukščiau visko. Ta prasme, žvaigždžių išsidėstymas yra aukščiau visko. Ir žiūri, fainai. Labas, Kristina. Žvaigždžių išsidėstymas yra aukščiau visko ir jie jaučia nerimą ir įtampą, jeigu žvaigždžių išsidėstymas pasakė jiems, kad šiandien bus lieva diena. Ne? O jeigu neutralus toksai, ne? Tai gerai, kartais prisimenu, kad ten Dievas yra, galbūt jis ten ir teikia tą ramybę kažkaip tais, kad per savo pažadus ir panašiai, bet koks skirtumas, žodžiu. Aš tiesiog gyvenu, nesvarbu man pagal ką darau tos sprendimus, tebūnie. Nesureikšminu nei horoskopų, nei ten savo nuomonės, labai tiesiog kažkas panašaus. Ir kitas yra, jeigu Dievas centre, neturiu kitų dievų, tik tais vieną Dievą, jeigu vienas Dievas centre, aš suprantu, kad mano ramybė nepriklauso nuo nieko, tik tais nuo to, kad Dievas yra, kad
pagaunat, nežinau, principą šitą, kad mano ramybė nuo nieko kito nepriklauso. Net jeigu man horoskopas pasakytų, kad mano diena bus šūdina, aš toksai, aš suprantu, kad Dievas nori man gero, aš esu mylimas vaikas ir žiauriai fainai. Net jeigu mano išvaizda bus subjaurota, aš suprantu, kad vis tiek Dievas man nori gero, viskas bus gerai ir viskas tvarkoj, mano ramybė yra Dieve. Nepaėjo pagal mano planą, viskas gerai, mano ramybė yra Dieve. Ar aš galiu rasti ramybę tame, kad Dievas yra man pirmoje vietoje? Netark Dievo vardo be reikalo. Šitas atsiduria apie pagarbą. Tai reiškia, jeigu aš esu tam prastajam kampe, tai dažniausiai tame bus ciniškumas, ironija, kažkoks tikėjimo, kažkokia vidinė tuštuma, kad koks čia skirtumas Dievas, nei čia gerb, nei ką, koks čia skirtumas, Jeigu nepažeidžiu, tai nei ten kažkaip ten vartoju be reikalo, nei ten kažką, koks ten skirtumas, ir panašiai. Bet jeigu aktyviai tuo gyvenu, tada aš turiu gilią maldą, pagarbą Dievui ir aš bijau įžeisti tai, kas man teikia gyvybę ir laimę. Ir tada mano gyvenimas iš to tampa pilnesnis. Šitus biški jau jaučiat, kad biški sunkiau apčiopti, Toks biški sunkiau apčiopti, bet jie yra maks kieti dalykai, jeigu taip tikrai pilnai supranti, tai atsiprašau, jeigu dėl mano silpnumo aš juos nemoku pilnai atskleisti, bet panagrinėkim švęs sekmadienį, nes čia žiauriai kietas dalykas. Jeigu pažeidinėjau tą švęs sekmadienį, tai atrodo maždaug taip. Hustle culture, ta prasme, pamiegosiu, kai numirsiu, poilsių vietos nėra, ta prasme, ir visada tik tais grindas. Jeigu vidurkis, tai toksai, karts nuo karto pailsiu, bet koks čia skirtumas, kada, kaip, kiek ir panašiai, toksai, nėra čia didelio skirtumo. Pasilsiu, bet taip gal paviršutiniškai, nėra didelio skirtumo. O jeigu seku, švęsk sekmadienį, skirk laiką poilsiui, skirk laiko santykiams, skirk laiko tam tokiam giliam buvimui, aš iš to jaučiu ramybę, aš turiu gilų pailsėjimą ir atsigavimą. Dievas man sako, kad aš esu daugiau negu tik hustle culture ir mano rezultatai, Aš turiu švęsti ir būti. Tai va, kiek švenčiat? Kaip? Sekmadienis ganėtinai taip. Esmė, kad mes turėtume, tarkim, aš sakyčiau dabar, sesė, ta prasme, aš dabar nusprendžiau, kad aš penktadienį visiškai ilsiuosi, ta prasme, tenais ir panašiai, aš noriu su tavim praleisti laiko ir ten santykį gilų turėti. Sorry, aš tai dirbu penktadienį. Toks, supranti, kažkaip reikia dar ir tokią universalią, tarkim, dieną. Kaip sakai? Jo, poilsis tai faktas, kad čia kasdieną reikia, bet turi skirti vieną dieną ypatingam tam poilsiui kažkam. Poilsis šiaip tu turi skirti savo ribas, ta prasme, kada čia jau persidirbi ir panašiai, bet turi skirti ypatingo laiko, tai yra sekmadienis, Kiek tu gebi pailsėti, skirti vieną dieną tik tais santykiam ir giliam buvimui, tokiam resetui, O jeigu, pavyzdžiui, paskiri tą dieną, pavyzdžiui, sekmadienį tokiai savanorystė ir tu realiai dirbi per tą dieną, kad nešioji kažką tai fizinį. Žiauriai geras klausimas, neišsprendžiau šito klausimą savo dar pats, nes mano sekmadieniai tokie ir būna dažniausiai tokie, bet aš suprantu, kad kartais jau tai mane irgi perdegina, ta prasme, labai reikia pasverti tai. Ar tai mane atgaivina ir dėl to aš jaučiuosi labiau toksai, ta prasme, gyvas ir gyvenimas smagesnis, prasmingesnis, pilnesnis, nes tai darau, ar tai vėl mane, ta prasme, stringų vargstu, nes kiekvieną sekmadienį aš turiu ten su tais vaikais blemba ten būti kažkaip tais ir panašiai. Tai, klausimas, kaip tavo yra vidinė nuostata šito klausimo? Čia visai geras kompasas toksai, ne? Ir tai yra tavo ir pašaukimo, mano kompasas. Nes, pavyzdžiui, būna tokių žmonių, tikrai girdėjau tokias istorijas, pavyzdžiui, kurie buvo neteisėtai apkaltinti. Yra toksai istorija viena, kur buvo neteisėtai žmogelis apkaltintas, susidūrė su melo ta problema, 20 metų prakalėjo kalėjime ir jis turėjo pasirinkimą. Ar jisai dabar grįžęs bus kartus ant viso pasaulio, ar jisai ką rinkosi, jisai sako, kol buvo kalėjime, mokėsi teisę, ir buvo pats geriausias teisininkas tų, kurie buvo neteisėtai apkaltinti, Jis bandė ištaisyti tą skriaudą, kurią buvo patyręs, Lygiai taip pat, pavyzdžiui, su 5 įsakymu, irgi pagalvokit, Jeigu jūs jautėt patyčias kažkokias ir panašiai mokykloj, ar jums dabar nėra didesnio motyvo apginti tą, iš kurio tyčiojasi? Tie 10 įsakymų gali būti jūsų arkliukas, kas yra jūsų didžiausias toks pašaukimas, kas yra jūsų misija,
Gal man, pavyzdžiui, tas neturi kitų dievų, tik mane vieną. Aš labai stipriai vadovausi savo nuomonę, savo tikslais, psichologija, visų ten mokslų, tai, kas kontroliuojama, tai, kas valdoma ir tai, kas aišku. Ir aš jaučiausi žiauriai nelaimingas. Ir tada supratau, palauk, yra dalykų, kuriuo aš negaliu kontroliuoti ir pavesti tik tais va Dievui. Ir kažkaip, palauk, įmanoma ramybė. Ir todėl aš dabar, pavyzdžiui, mano Dievas nėra tik tais poilsis ir malonumas, ne? Nes aš dabar galėčiau sėdėti prie kompo, ne? Žiūrėti TikToką ar kažką panašaus, nesiruošti katecheziai, neiti rizikuoti čia prieš jumis, bet dėl to, kad aš pažinau, kad Dievas yra tas Dievas, aš noriu čia būti ir kalbėti apie šitus dalykus. Ne? Jūs irgi gal kažkiek šitą jau pajutėte. Kai sako, oi, mano gyvenimas buvo ten Dievas, prieš tai sutikau ten va, tą Dievą ir kažkas geriau buvo, ne? Tai galbūt yra arkliukas, kurį mes turim savo gyvenime. Tai bet kuris iš tų įsakymų gali tapti jūsų arkliukas, kuris bus tas, kuris va, labiausiai jūsų misiją apibrėžia gyvenime. Ne? Tai va. Šitą dar norėjau paminėti ir viskas.